važiuojam. Šie vėl video, kai apie darbuotojus iškart komentarų pilna. Nu kaip pilna? Nelabai jūs mėgstat komentuoti, jeigu neperžiūros, tai nežinočiau, ar šis kas nors žiūri. Tai vienas parašė tikrai platų didelį komentarą ir pasakė, gal su manim viskas negerai, nes jam taip nėra buvę. Viskas pas jį gerai būdavo, kai jis turėjo barą ir jo kolegos turi barą, irgi ten viskas gerai yra. Tai čia, kad su manim kažkas negerai. Gal taip ir yra. Aš turiu draugą, kurio automobilis niekada negenda. Visada gerai yra. Kažkaip jisai servisas atsiranda, vis stovi, bet žmogus nefiksuoja tiesiog to dalyko, nes nenori fiksuoti. Kitas nuvarė 2 kartus per metus ir jau jam be sustojimo genda. Gal požiūrio kampas. Jeigu to nepasakočiau, atrodytų, kad ir pas mane viskas gerai yra. Tai nežinau, toks... Aš tikrai dirbu ir galvoju ir bandau visus dalykus, kad būtų ir kitaip, ir kažką kitaip daryti pats ir kitiems visą laiką. Tai gal yra ir manyje problema, bet dar to nežinau, neradau. Kartais gali atrodyti, kad labai daug keičiasi, nes visada daug keičiasi nauji žmonės. Kai ateina naujas žmogus, jisai ilgai neužsibūna ir išeina. Tikrai dažnai tai būna ir labai daug tokių atvejų būna. Tiesiog taip nutiko, kad pas mus nuo rugsėjo išėjo visi praškai barmenai ir tų seniau dirbančių neliko. Tai gal todėl tai dabar mes visi su naujais vis dirbam, vis vargstam. Gal. Arba žmogus tu viską paaiškinė, ateina dirbti, sako, oi, negalvoju, kad taip sunku. Nu, taigi sakėm, nu jo, sakėt, bet galvoju, kad gazinat. Ir negazinam. Tai vėlgi, nu, pasižiūrėkit aptarnavimo sferoje, kai jūs nueinat kažkur ir tikrai nemažai vietų yra, kur, nu, tragiškas aptarnavimas. Kodėl? Todėl, kad žmonės tiesiog paima darbuotojus ir tą, kad randa, nu, kaip dirba, taip dirba, geriau taip negu niekaip. Jiem taip atrodo, nu, mes reiklus esam. Mes labai reikalaujam, kad būtų švara, tvarka visur. Tada visiems lengva dirbti ir visiems patogu dirbti. Tai gal tas kažkiek įtakos duoda. Nežinau, sakau, gal ir manyje problema. Aš neturiu atsakymo į šitą klausimą ir dabar turim 3 naujų žmonės. Tai šiandien ateina 3. Tai jau 3 nauji darbuotojai. Žiūrėsim, kol kas nežinau. Su pirmais 2 viskas kaip ir atrodo panašu, kad okei. Kas faina, kad abudu tikrai su galvom ir stengiasi ir dirba. Ar išbus aš nežinau, tai pažiūrėsim. Kartais žmonės nesako, kodėl išeina, kartais pasako. Tai... Nu, sakau, čia toks klausimas, kuris aš neturiu atsakymą aiškaus. Aš pasakoju, todėl atrodo daugiau negu realiai pas kitus, bet daug kur taip yra. Sakau, ypač tai yra su naujais. Tai žiūrėsim, gal dabar, pavyzdžiui, šitie 3 liks visi, nežinau, gal 2 liks iš jų, gal... Matysim, bet kol kas pozityvas yra ir kažkaip nusteikęs aš pozityviai, matau, su 2 iš jų padirbau jau. Nu, yra, rankas turi žmonės, galvą turi, tai daugiau nieko ir nereikia, tai daug pastangų tik tai reikia truputėlį. Tai matysim, tikiuosi, kad bus gerai. O, kažkaip įdomiai jungiu kamerą ir neišsijungia normaliai. Aš, kai skaitau naujienas ir būna, kad koks nors restoranas bankrutavo ar kažkoks užsidarė baras, apie tai dažnai nerašo, čia labai retai, bet dabar turbūt dėl tos bangos stengiasi pasigauti kiekvieną tokį atvejį. Nu, man žiauriai baisu, žinokit, yra. Baisu yra todėl, kad aš nežinau, kaip man seksis, tai kol kas aš gyvenu, aš būnu, bet kaip rodo patirtis, niekad negali būti tikras, kas bus rytoj. Tai gal ne tik šitoj srity, bet kadangi aš dirbu šitoj srity ir mano šeimos verslas yra šitoj srity, tai aš labai jautrus tam dalykui esu. Ir kai nežinau, kiek bus tų klientų, nežinau, kaip seksis rytoj, nežinau, rytoj kažkas, kokia nors atsiras 3 pusė, kuri vėl kažką ar parduos patalpas, ar tiesiog kariaus ir užtvers pastatą tiesiog vardant to, kad užtvertų. Nežinau, tai sakau, man visada labai baisu yra ir kiekvienas baro užsidarimas yra toks, kaip sakyt, nu, šauktukas pačiam, kad
atidžiau, būk atidžiau. Žiūrėk, skaičiuok, žiūrėk, sek viską. Ir daugiau dirbk. Tai matysim, šiaip vasaris buvo neblogas visai. Augimo prasme dar nepakankamas, bet augimo prasme jau buvo. O žiūrėsim kaip kovas panašu, kad gali būti panašus, tai norėtųsi, kad būtų didesnis. Ir paaugėtų. Ateina balandis, dar balandis bus ok, turbūt, o gegužė jau prasidės savaitgalį tušti, nes visi važiuos kur? Šašlyko kepti į sodybos. Visą laiką, tai tik pirmas mėnuo, kai atšyla oras ar net daugiau, savaitgalį būna tušti ir mieste tuščia, visi išvažiuoja, kas turi sodybą, kas sodą, kas namą, kas pas draugus kažkur kitur, pas tėvus. Visi nori pasidžiaugti saulytą ir šilumą. Nieko kažkaip žiūrėsim. Tiesa, nepasakiau dar kai. Tai kol kas dėl terasos tyla. Tyla dėl terasos. Gavau atsakymą, kad svarstymas turi būti balandžio 4. Nu, lauksim. Žiūrėsim, kaip bus. Tikiuosi, viskas bus gerai, pozityviai išsispręs. Logiškai, kaip turėtų būti. Jeigu ne, tai turiu toliau žingsnių, kad numatęs, ką toliau darysiu. Nepasakosiu, nes gal viskas gerai bus. Nereiks pasakoti. Reiks pasidžiaugti tai ir full greit daryti terasą, nes vasarį pradėjom, dabar jau balandis ir tuoj bus ir dar neaišku, ar galėsim ar negalėsim daryti. Kovo mėnuo toksai rekordinis. Taip kartais gaunas, kad sukrenta viską, žodžiu, kad reikia virti daug vienu metu, nes viskas pasibaigia. Visi užsakėm sukrenta vieną mėnesį. Jau taip gavosi šį mėnesį, kad kosmosiukas toksai. Mes atsivežėm alaus bendroji sumoji kovo mėnesį kokių 15 palečių. O tai sudaro kažkur apie 10 tonų, nepilnai 10 tonų. Įsivaizduojat? Per mėnesį. Tai kad tiek neparduosim, tai čia 100%, bet kokį kiekį mes turėjom nusipirkti iš karto ir greitai. Ir sumokėti už tai. Atvažiavo visi, ir Smailas, ir Nida, ir Frankenas, ir du nauji, tai Palivets ir Indira, jau iš Lenkių, plus kardų krūva, plus dar kegų kitokių truputėlį, plus buteliukų gal skardų, tai, nu, žodžiu, daug kas sukrito viskas į vieną mėnesį. Tai dabar laus turim daug ir dabar brangiai tenka mokėti už jį, nes reikia mokėti iš karto. Nu, ten iš karto per savaitę, per 2. Bet po to pardavinėsim jį ir nemokėsim. Tai tie pinigai grįžti, tik tai kad su geroku išlaikymu. Tai toks džiaugsmingas faktas, kurio niekada nėra buvę, kad tokį kiekį alaus mes atsivežtam per mėnesį į savo sandėlį. Eikit, ragaukit. Prisiminiau istoriją, kuri patiks. Nu, patiko kai kam jau ką pasakojau, tai gal ir jums patiks. Yra tokie importuotojai 3 basiliušai. Ir jie sugalvoja, kad reikia turėti savo kažkokį prekinį ženklą. Pasivadino mažosios alaus dirbtuvės. Tada sugalvoja, kad faini pavadinimai yra raudonų plytų alaus ir pasivadino alų panašiai. Tas tokia stilistika, ten laužo šviesa, jūros krantas ar kažkaip panašiai. Žodžiu, maži buteliukai, pavadinimai ir kaip ir sėkmė garantuota, ne? Bet iš kur alų gauti? Nu, tada sugalvoja, kad supilsim Vilniaus alų į tuos buteliukus ir bus ok. Paprasta, greita, pigu. Tai vat, kai žmonės daro viską per antrą galą, tai man tokie dalykai labai juokingi. Susigalvoja prekinį ženklą, kas iš principo nėra blogai, iš prekinį ženklą susigalvos ir turėt. Bet tada sugalvoja stilistiką pavogti ir sugalvoja, kad alų gali pilti kitą kažkieno tai nesistengdami, be receptūrų, be papildomų užsakymų, tiesiog kažkiek užsakė, tų buteliukų suklijavo savo etiketės ir viskas. Tai žinokit, kas, jeigu tokia alų dar kažkur, jeigu jis egzistuoja, tai ten Vilniaus alus būdavo, bet jau tikrai vidai. Gavom ant aptų apdovanojimų.
sakant, visi beje gavo. Nu, gal ne visi. Jokinga, kai kažkokie bravarai, kur išverda labai daug skirtingo alaus, gauna nedaug, o tu gauni daug. Ir dėl to jie nervinasi. Tai nėra ko nervintis. Lietuvoje mes išverdom žiauriai mažai naujo alaus. Tos konkurencijos stilistikos arba rūšių alaus yra labai nedidelė konkurencija. Žmonių naudojasi ant taptų tikrai nedaug. Tai tie medaliai niekur verti iš tiesų yra. Kaip sakyt, jie gal duoda kažkokią naudą tiem, kas nieko nežino. Tai tu visada irgi pasinaudosi, įdėsi vien dėl to, kad nežinantiems bus oho. Matai, tai Smailas gavo geriausią American Pale Ale Lietuvoje pernai metų pagal taptų vertinimus. O Nida ir Frankinas gavo sidabrus savo kategorijos. Bet mačiau ir tokių alų, kur nelabai gerimi, bet konkurencijos beveik nulis yra, tai praškai nulis, tai nes kiekvienam, man atrodo, stiliui davė po. Tai dar jokingiau atrodo. Jeigu APA dar tikrai yra konkurencijos ir tikrai yra su kuo konkuruoti APA'ui, IPA irgi, bet žiūrint į kokį nors Lenkiją, tai ten tikrai yra ko girtis. Konkurencija nežmoniškai. Ten gauti medalį yra tokio konkurenciniai kovoje, tai yra labai stipru. Tai toks kaip ir gauni medalį, bet sako malonu, nežinau iš tiesų. Man šitas medalis nelabai viskam ką naujo duoda ir ką gero duoda. Bet jį verta užsidėti vien dėl to, kad, sakiau, kaip ir minėjau, dėl nežinančių žmonių, tai gal ir verta spausdinti, kur nors uždėti, pakabinti, kad žmonės matytų. Gal minėjau jau, ne, kad mes turim žalią alaus. Turėjom Patriko dienai besiruošiančiai, buvo Patrikas sekmadienį. Kažkaip anksčiau gaudom tą būtent 17 dieną, tai kadangi sekmadienį, tai mes darėm nuo ketvirtadienio Patriko dieną šventimo, kad visą savaitgalį būtų. Tai švęsti sekmadienį tikrai nieks neteis. Nu ir mes pasijungėm žalią alų, kai visada. Tai aš nežinau tikrai ir nesužinojau, ir nieks man nepakomentavo daugiau, ar dar kažkur yra žalio alaus. Pakomentuokite, jeigu dar kažkur matėte Lietuvoje. Aš nemačiau, bet mes turėjom žalio alaus. Ir šį kartą žiauriai baigėsi, penktadienį pasibaigė, man atrodo jisai. Tai per nepilnas 2 dienas mes jį išpylėm. Kitąmet, sakom, gal reikės daugiau pasiruošti. Gal. Pažiūrėsim, gal tikrai verta bus ne vieną kegą, o 2 kegus pasiimti. Tai žalio alaus bus ir kitąmet tikrai. Po to žiūrėsim, gal vėl bus ir vėl. Smagu, kai esi vienintelis, nes visi tiesiog reklamuoja su Guinnessu. Tai Guinnesso kiekvieną dieną gali išgerti. Jo, Airija, proga yra, bet šiaip Guinnessas kiekvieną dieną galėjo gerti, daug barų yra. O žalios rasti, emociškai, žiauriai faina. Ir gražiai atrodo tauriai.